Bičiuliai, turiu parodyti vieną Audi Q5 2021 metų su pažeidimu į priekinę dalį ir vienas šonas aš parodysiu. Yra 21 metai, parsiduoda draudimo, spalio 28 bus aukcionas. Kol kas statymui neturi jokių, 35 000 mylių nuvažiavusi Premium Plus komplektacija. Matot, kaip čia yra nuardytas priekis, bet yra detalių gale, bagažinė aš jums parodysiu, bet žiūrėkit, lonžironai, balkės, viskas yra sveika. Radiatoriai, niekas nėra pažeista. Nu, pažiūrėkit, viskas neblogai čia atrodo. Yra šoninės durys, šoniniai būdų sparnai, vat. Vieno trūksta veidrodėlio, bet veidrodėlis taip pat yra įdėtas į bagažinį ir jisai sveikas. Slenkščiai nuimti yra. O durys yra nubraižytas, kaip matot. Bet čia žiūrėkit, čia turbūt netgi nusipoliruotų realiai. Yra partronikai, 4 varomi. Durių tas nuimtas apdaila, bet va yra įdėtas viskas tvarkoja. Va veidrodėlis, kaip sakiau, sveikas. Ir visokių detalių dar čia vat yra. Atrodo daug sveikų. O jinai turi labai gražų saloną rudos spalvos. Mat kaip matėt, durų apdaila yra įdėta bagažiniai. Graži apdaila, salonas labai graži ruda spalva. Jinai kūrėsi ir važiuoja. Juodas lubas, didelė panorama. Viskas kaip turi būti. Telefonas belaidinis pakrovėjas. Šildomos sėdynės. Viskas ekraniukai. Elektronika. Bandžiau užvesti, bet akumuliatorius yra nusėdęs, bet jeigu jūs nueisite, užsidega ekranėlis, nieks nesidaužyta, viskas veikia. Tai yra užvesta automobilio video padarytas aukciono svetainėse. Tai ten galite įeiti ir pasižiūrėti, aš pridėsiu nuorodą.